Ir gal dabar sugrįžkime prie šviesios ateities vizijos, ar ne? Šiuo metu Lietuva iš 1 hektaro gauna kone mažiausiai pajamų Europos Sąjungoje. Tačiau galimybių yra padidinti visas šitas gaunamas pajamas ir kartu mūsų valstybei tapti turtingesnė, gerokai turtingesnė. Nors mes akcentuojame, kad reikia gauti didesnes pajamas iš aukštųjų technologijų, tačiau žemės ūkis taip pat gali būti tas aukso puodas, kuris didins pajamas ir didins mūsų nepriklausomybę dėl apsirūpinimo maistu. Į Nyderlanduose, pavyzdžiui, pajamos iš 1 hektaro viršėja 20 kartų mūsiškės, ar ne? Kur link mes turėtumėme judėti, kad pasiektumėme irgi aukštesnių rezultatų? Mes turime judėti link dar intensyvesnės žemdirbystės ir auginti įvairesnius augalus, kurie reikalingi perdirbimo pramoniai, bet mes turim vystyti ir tą perdirbimo pramonę, kurios pas mus Lietuvoje, tenka begilestauti, bet kol kas nėra pakankamai. Galėtume daugiau auginti ankštinių augalų, jeigu būtų jos į ką perdirbti, galėtume auginti daugiau žolinių, pavyzdžiui, atsiranda iniciatyvos, augina liucerną, jie perdirba, eksportuoja į arabų kraštus, galima auginti krakmolingas bulves, perdėti į krakmolą, galime auginti specialių veislių kviečius, jos perdirbti irgi į baltymus, į krakmolą, į dar kažką tai. Bet tam reikalinga perdirbimo pramonė, mes nuolat apie tai šnekam ir skatinam ir vyriausybę daryti atitinkamus žingsnius, kad pritraukti tas investicijas, panaudoti ES paramą į tokio perdirbimo plėtrą, kas neštų naudą ne tik tai šiandieną, kaip pavyzdžiui tiesioginės išmokos, kurios mokamos žemdirbiam, bet ta nauda būtų dešimtmečiais, gautų žmonės Lietuvos, ne tik žemės ūkis, bet visa Lietuva. Naujos darbo vietos, naujos pajamos, pelno mokesčiai, žymiai didesnės pridėtinės vertės prekių eksportas ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia tikrai yra neišsemtos galimybės, mums reikia labai smarkiai apie tai susimastyti, nes auginti augalus vertingesnius ir neturėti kur jų padėti, tai yra labai didelė rizika. Mes galim užauginti, ko tik tai reikia, bet jeigu to neįmanoma parduoti, perdirbti čia vietoj, dažnai neapsimoka, negali to daryti, taip rizikuoti, nes gali taip atsitikti, kad tu iš vis jų neparduosi. Taip, ir tas toksai naratyvas, kad mes eksportuojame daug grūdų, kad tai yra blogybė, tai aš ne tik atsakau, kad tai nėra blogybė, tai yra labai gerai, bet tai yra dar geriau, nes mes turim labai didelę neišnaudoto potencialų galimybę. Ir ta prasme, kiek man žinoma, dabar yra statomos gamyklos, kurios perdirbs dar daugiau mūsų produkcijos ir tikiuosi greitoje ateityje mums pavyks perdirbti iki trečdalių savo produkcijos, jau perdirbti. Bet tai dar tik trečdalis. Tai įsivaizduokit, kokia dar galimybė mūsų šaliai laukia, jeigu mes galėtume pažaboti visą žemės ūkių sektorių ir iš jo sukurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Tai, ta prasme, šiandieną laidos pradžioje paminėjau Teltoniką, taip, tai yra įspūdingi projektai, ta prasme, kurie tikrai neabejotinai yra naudingi mūsų šaliai, bet mes pamirštame, kad mes dar turime daug neišnaudoto potencialų, kurį taip pat galime įdarbinti, vardant savo valstybės, didinti BVP ir gerinti mūsų visų piliečių gyvenimo kokybę. Tai tik tiesiog darykim, investuokim ir norėkim to geresnio ir pažangesnio gyvenimo. Nes iš grūdų ne tik miltus galima padaryti, galima padaryti produktus, galima suskaidyti grūdą į molekulės, atskirai gauti angliavandenius, krakmolą, sakykime, cukrų, baltymus, krakmolą, cukrų, ląstelieną, viską galima atskirti. Ir iš tų produktų gaminti tuos madingus maisto produktus, dabar kai vadinamas naujosius maisto produktus.
Mes vėlgi nieko prieš tas madas ir žmonių poreikius. Jeigu kažkam reikia mėsos pakaitalų, tai jos galima padaryti iš grūdų, bet tam reikalingos labai aukštos technologijos. Kaip minėjau, suskaldyti grūdą iki molekulių ir iš tų molekulių vėl sukonstruoti kažkokį naują produktą. Tas yra daroma ir tas įmanoma. Bet suprantu, tam, kad šita šviesi žemės ūkio ateitis su didelėm pajamom ateitų, vis dėlto reikalingos bendros tiek politikų, tiek verslo atstovų, ūkininkų ir be abejo visuomenės pastangos. Taip, tai visi turim sutarti, kad mes einam to keliu, o ne tik tai siekti, kad Lietuvoje žemės ūkio iš vis neliktų. Na, taip, kai kurių organizacijų, kai kurių žmonių, kai pasiklausai, tai atrodo, kad jie norėtų, kad iš vis čia niekas Lietuvoje nieko nedarytų. Jie labai norėtų, kad mes laukus artume su arkliu ir arklu, bet patys pėškom nueiti iki Palangos tikrai norėtų toliau važinėti savo automobiliais. Ir priedo žmogus nori labai pigių maisto produktų, įperkamų ir nori, kad ūkininkas su arkliu dirbtų. Tai ūkininkas dirbtų su arkliu, tai tie produktai kainuotų šiandien 10 ar 20 kartų daugiau negu dabar kainuoja. Kartų, ne procentų. Nes galėtų pagaminti 20 kartų mažiau negu šiandien pagaminam ūkininkas. Tai yra nesuderinami dalykai. Jeigu žmogus nori valgyti pigiai, jis turi suprasti, kad reikalingos naujos technologijos, reikalingas naujas požiūris į žemės ūkį ir naujas priėjimas prie to žemės ūkio. Tai mes ūkininkai, tam mes esam pasiruošęs. Klausimas, ar visuomenė ir politikai yra tam pasiruošę. Dėkui Jums labai už pokalbį, kada Jūs pasakėte apie ūkininką su plūgu, tai ir mes tuomet irgi norėtume paraginti galbūt kai kurios miestiečius, jeigu norite, kad ūkininkai su plūgais ekologiškai kažką darytų, tai gal Jūs tuomet, kuomet važiuojate į sporto klubus pabėgioti ant takelio, tai eikite pėsčiomis iki sporto klubo, o nevažiuokite automobiliu. Ir dėkoju labai už pokalbį. Aš tikiuosi, kad šiandieną mūsų klausytojai atrado labai daug naujų dalykų. Vėlgi primenu Jums visiems, spauskite like, follow, kad ši informacija pasiektų kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kad buvote šiandieną.